Už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Šiandien karavanas Varom už Lietuvą palieka Jurbarką. Toliau mūsų maršrutas vingiuoja per Viešvilę, Vilkyškius, Lumpėnus tiesiai į Pagėgius. Iš viso 60 km Lietuvos keliais ir keleliais. Stebėkite mūsų kamulio nuotykius. Kur tas kelelis ilgas mane nuves? Kur tas kelelis ilgas mane nuves? Varom už Lietuvą karavanas kerta Viešvilės miesto ribą. Viešviliečiai, mes varom už Lietuvą! Tai sakykit, ar laukiat karavaną savo mieste? Labai laukiam, labai. Lietuva tokia mažytė yra, o vis tiek kažką tai pasiekėm. Varom už Lietuvą! Sveiki, labai šiltas ir malonus priėmimas Viešvilėje. Kaip jaučiatės sulaukę kamulio savo mieste? Neina žodžiais apsakyti, tai yra jausmas, nuostabus jausmas, kurį mes šiandien pajutome čia mūsų kaime. Tai yra Viešvilėje Lietuvos krepšinis. Jėga! Visi Viešvilės gyventojai ir turbūt visai Lietuva, už Lietuvą. Kad laimėtų Lietuva. O meilė, tu mane nugalėjai, o mano žvaigždė, vėl man šviesti pradėjai. Visi kartu iki vieno einam už Lietuvą, nes Lietuva laimės. Labas, kuo tu vardu? Faustas. Faustai, tu varai už Lietuvą kartu su visais? Taip. Kodėl? Nes man patiko Lietuva. Kaip nusprendėte tapti žaidėjais? Nes labai mylim krepšinį. Ar sunku varyti kamuolį? Ne. Nepavargsti? Kodėl varot? Nes mylim Lietuvą. Todėl, kad juda mūsų vaikai, sūnus, varo kamuolį. Mums labai smagu, labai tuo visi didžiuojamės. Labai daug stiprybės, kad jisai tikrai nesuplyštų, kol apeis aplink visą Lietuvą. Ir kad, aišku, mūsų rinktinė laimėtų. Mūsų lietuviai, aš manau, kad mokinasi jau dabar ir dar ateityje daugiau pasieks. Taigi, krepšinis vienyje Lietuvą, argi reikia daugiau kokių žodžių? Miestai keičia miestus, o mus visur vienodai pasitinka jūsų šiltos šypsenos ir palaikymas. Kada mes atvyksime į jūsų miestą, žiūrėkite internete ir pasitikite. Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras.